7 po 1 slankstelio bus da džui, 11 šlapimo pūslės taškas. O 10 va čia yra pakaušė. Ir va, tai šitie yra ypatingai prie kaklo skausmų, tie abu du taškai. Ir jeigu yra kaklo skausmas, tai jūs, va, 10 jis prasideda, va čia kur yra gumburas, taip, po gumburų maždaug per 1,3 sūnių iš šono, va čia, prie pakauškaulio pamato. Jaučia čia kažką? Ane? Tai va. Tai va, 10 šlapimo pūslės ir jis toliau va taip eina iki 11. 11 bus va čia. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu yra kaklas, dar truputėlį parodysiu. Galiu biskį papiešti taškiuką. Va. Dabar, jeigu sakysim, 11 čia. Jums parodysiu, jeigu, pavyzdžiui, skauda kaklą, ypatingai jeigu perpučia vėjas. O kiek cūnių iš šono čia bus? 1,3. Taip, bet tai yra proporciniai. Va, šito atstumo, tarp mentės krašto ir stuburo, va, vidurys. Tai bus 1,5. Nes jeigu jūs pasiguldysit žmogų, kuris visą lovą užima, taip, nu tokį kultūristą, tai 1,5 cūnio bus va čia kažkur. Taip, jeigu visai tokių pečių. Jeigu smulkia moterytė, bus mažiau. Tai va, dėl to proporciniai cūniai. Tai va, mokslą galima ir masažuoti, va, 10 ir va, 11. Ir galima, ypatingai jeigu sunku kaklą pasukti, kad išvalyti geriau, galima va čia, ypatingai jeigu vėjas perpūtė su moksla va šitą. Nuo 10 iki 11. Pašildyt patį tą 10, kad čia paraustų ir po to eina, kad čia paraustų ir čia 11. Galima pakurti laužą. Laužiuko pakurti. Taip, labai gerai. Tai va šitaip. Supratot, ne? Pagalvai eiga tam. Tai va čia toks elementas, ką jūs galite panaudoti. Taip instinktyviai daromės patys. Tai va. Ir paskui einam. Čia dečų yra kaulų maestro. 11 šlapimo pūslės, dabar po 2 bus koks taškas. Feišų, išsklaido vėjus, prie peršalimų, va šitas ir 3, 13, jie yra būtinai tik iš tų išsklaido šaltį vėją, kuris patenka mum po oda. Tai todėl būna čia šiurpuliukai. 12, 13. A 12 reikia stimuliuoti, nes jis yra plaučių šūs. Po 3 bus 13, va čia. Plaučių. Feišų, fei yra plaučiai, transportuoti ir perduoti energiją plaučiams. Ypatingai jeigu yra kosulys, peršalot. Tai va. Pačioj pradžioj jums greitai gali ir neįsivažiuoti tas kosulys, tiesiog buvo sausas ir jisai dings. Va taip. Feišų. Transportuoti ir perduoti plaučiams. Va taip. Tokiais ratukais po 3 serijom pasuka. O šitos, tai tada prie peršalimo reikia išsklaidyti. Vėjas šalti, kad jisai prieš. Irgi tokiais kvadratukais. Taip. Ir dar galit čia pašildyti visus 3 taškus. Labai moksa, šiluma labai gerai išsklaido patekusi po oda tarp odos raumenų į tą sluoksnį šaltį ir vėją. Ir drėgmę. Nes jeigu to nepadaryti, viskas lenda gilyn, paskui ateina į sąnarius, į vidaus organus ir per ilgą laiką padaro daug problemų. Čia yra išorinės energijos, kurios įlindo. Dabar dar vienas dalykas. Taurės ant tos vietos, ypatingai ant tų taškų. Ir jeigu dėsi taurės, tai jūs tiesiog atsižymėkit taškus ir kad tas taškas būtų taurės centre. Jeigu vaikas, tai va toj vietoj tarp stuburo ir mentės uždėti arba taurės, jeigu jis didesnis vaikas, arba garstyčios lapelius. Iš vienos pusės ir iš kitos. Ant stuburo nedėkit, pas stuburas vidury, bet va būtent va toj zonai. Tai čia yra plaučių ir vėjų ta zona, kurie yra svarbiausia. Arba bent vaikui trinti su terpentinu yra tų dabar tepaliukų tokių, kurie šildantis yra. Išmasažuoti va tą liniją, tai tikrai jūs labai padėsit, kad ta problema nenueitų gilyn. Tai va, taigi, 11, 12, 13 plaučių, taip, ir jeigu yra kosulys, va, 12 stumai toj pačioj linijoje, jisai padeda, bet su sąlyga, kad kosulys sausas. Jeigu jis yra
tapęs, reikia išeitų viskas, tada netikslinga šito, nes mes įvarysim tas bleivės vidų. 13. Toliau bus 14. Juein šu, tai yra Simpao šu, širdies ministro šu. 15. Sin šu, širdies šu, jau čia mes širdies linijoje atsidūrėm. Taip? Toliau 16. Tu šu, tai yra virškinimo prasideda. 17. Čia virškinimo sistemos vidurinė saulė valo. 17. yra gešu, diafragmos šu, arba kraujo šu dar. Va, čia 17. Toliau prasideda 18. bus gan šu, tai yra kepenų šu, po 9 krūtinės. Toliau 19. bus dan šu, tai tulžies pūslės šu. 20. pi šu, transportuoti ir perduoti kasai glužniai, žemiai, tas labai svarbus yra. Va, 21. po 11 bus veišų, transportuoti, perduoti skrandžių. Toliau 22. tai bus sančiao šu. Sančiao yra nematerialios ugnies kanalas. Čia stiprina sančiao kanalą, neša energiją. Visi šitos linijos taškai funkcijų neša energiją tiesiogiai tam organui ir audiniui, apie ką mes, kurį tašką spaudžiam. Va. Sančiao valdo visą medžiagų apykaitą, skysčio apykaitą ir yra už endokrininę sistemą atsakingas, už pilvo energetiką. Sančiao šu, 22. Jis gali būti skausmingas prie juosmens problemų. Prie juosmens galima tiesiog prasitestuoti tą visą. Tiek savo pačiam, tiek kitam, jeigu jūs kažkam padeda. Tai 22. Toliau 23. bus koks? Šenšu. Transportuoti ir perduoti inkstam, vandens šu. Per viduriuką, toj pačio linijoje bus koks? Mingmen. Likimo vartai, gyvenimo vartai. 4. tumai. Taip, gyvenimo vartų ugnis. Toliau 24. bus Chi Gai šu. 24. Chi Gai yra taškas 6. renmai priekyje. Neša energiją į Chi Gai, į 6. renmai. Toliau 25. bus Da Čia šu. Transportuoti, pernešti energiją į storąją žarną. Storosios žarnos šu. 26. 26. Randasi, kur susijungia kryžkaulis su paskutiniu juosmens vamzdeliu, va šitoj vietoj. Guan Yuan šu. Guan Yuan yra 4. renmai, neša energiją į Guan Yuan tašką. Tai yra vandens, vienas iš esminių vandens stiprinimo taškų. Guan Yuan, 4. renmai. Tai va, 26. O toliau tai eina 27. Ties pirma kryžkaulio skylutė bus Siao Čiang šu. Transportuoti, perduoti plonąją žarnai. Toliau ties 2. skylutė bus Panguang šu. Transportuoti, perduoti šlapimo pūslės kanalą. Tai va šitas bus šlapimo pūslės kanalo šu. Ir jeigu yra šlapimo pūslės kanale problemos, ypatingai strienų ar šlapimo pūslės problemos, jis yra praktiškai būtinas. Va, jeigu šlapimo pūslės sutrikimai, jisai sustiprina šlapimo pūslę, atstato jos funkciją. Ir toliau 29, tai ten jau bus stuburo šu ir 30, ir eina zigzagų 31, 2, 3 jau per arčiau, tas zigzagas, ir toliau mes važiuojam, praktiškai per funkcijų liniją jūs kaip pereinat. Galit be pavadinimų, bet kaip minėjau, jeigu jūs norit geresnio efekto, tai jums būtų puiku, bent pasikalbėjus su žmogum, žinant jo problemas, tiesiog ties tas vietas bent pasižiūrėti pavadinimus ir žinoti, ties kur jums reikėtų sustoti, kad jūs suaktyvintumėt ir pasakyti tada savo mintyse, nebūtinai ten garsiai. Jeigu žmogus neišsigas, galite garsiai. Taip? Na, tada rezonuoja geriau. Tiesiog jeigu plaučių problemos, jeigu yra širdelės problemos. Tai va. Ir širdies problemom, pavyzdžiui, labai iš tikrųjų tai yra šiaip mo
Mo taškai yra priekyje, jų yra toje antroje linijoje, taip, funkcijų taškai, jie yra deriniuose, jeigu mes norim kažkokią problemą padėti išspręsti, tai yra baziniai deriniai iš jų. Na va, ir taip, jeigu nieko neprisimena, tiesiog va, su intencija suaktyvinti funkcijas. Va. Ir prisimena čia, va, bent va taip, kad čia kvėpavimo, tai va plaučių, taip, toliau bus širdelės, taip, toliau bus medis, kas kepenys ir tulžies pūslė, toliau bus žemė, kas apdažnės ir skrandis, toliau bus inkstai, šlapimo pūslė. Pereinat ir tada einat iki galo vėl tą patį. Nepalikite čia, geriau yra užbaigti iki paskutinio taško. Taip? Ir čia galit va, sustoti kažkur taip. Taip? Žiūrint, kokių problemų yra, tiesiog galite pradžioje pasitestuoti arba atskirai, prieš tai prasižiūrėti. Va. Ir dabar ateina čia į šoną, taip, ir palei užpakalinę briauną, braukit ir ateinat mažylio puštuko. Ir čia jau reikia, tokį spriktą padaryti, paleisti, kad ta energija jinai išeina ir paskui jinai vėl taip